Tai va, mes jau pusėjome su buljonu pagal planą, tai reiškia, kaip prieš tai rodžiau, pusę valandos pakemam 200 laipsnių orkaitėje, tada atiduoda sultis, apskrūsta ir mes gaunam geresnį skonį, geresnę spalvą. Čia jau dabar panašiai valandą, kaip vyksta virimas. Mes nugrebėm tam tikras putas, bet realiai čia virš 1,5 kg dabar tų kaulų sudėta. Ir pasiruošiau iš ingredientų, ką mes dedam po valandos, reiškia, virimo. Nereikia iškart visko sudėti. Tai mes sutarkuosim morkas, susmulkinsim svogūną, įdėsim česnako. Visų salierų nedėsim, tik tais keletą, reiškia, kotų. Yra pipirai, druska ir lauro lapai. Druska dedasi pačiam gale, 10 minučių prieš virimo pabaigimą, nes ten specifinis poveikis su skoniu ir kaip jis veikia. Tai vat, ir čia tiesiog parodau, kokius ingredientus mes turim, ką dėsim. Ir toliau dar rodysiu, kaip pakepsim morką su svogūnu. Aš kepu ant G sviesto, šiek tiek riebaliuko, kad būtų skaniau. Bet jūs galite daryti kaip norit. Tai va.